Noris, nenoris, bet atėjo laikas kojam. Greitai padarau pirmą darbinį setą ir tada truputį pasikalbėsim. Okay. Tai rimtos kalbos, nes kojos. Trumpai, kodėl nuo šito pratimo? Labai daug priežasčių. Pirma, tai aš tiesiog noriu kuo greičiau pasidaryti kojų galą, nes, aš po jo visiškai, beveik nepavargęs, nenusialinęs. Antra, tai aš negaliu pirmo pratimo daryti pritūpimų, leg preso, ar to pačio keturgalvio, bet kokią. Man tiesiog reikia, kad keliai būtų apšilę tobulai. Na, šitą darom pratimą. Niekados nieko neskauda, todėl ir pradedu. Kodėl nedarau su laisvu svoriu? Pavyzdžiui, aš galėčiau daryti romėnišką deadliftą. Anksčiau labai šitos darydavau. Ne dabar jaučiu įtampą belio kokią kojų gale. Faktas, kad tas pratimas žiauriai geras, bet aš tiesiog dabar vengiu pratimų, kuriuos, kad padaryti, reikia sulenkti nugarą. Aš tiesiog jų vengiu, nes truputį yra problemų su nugarą. Atsiminiau, ką norėjau sakyti praeitą kartą. Apie techniką. Kodėl būtent darau taip ir truputį apie tą svingą, kurį darau gale. Aš vadovaujuos paprasta tokia praktika. Nesvarbu, darau lėtai ar greitai, svarbu, kad kontroliuoju svorį žemyn, ištempiu ir sutraukiu viršui. Paprasta. Pastebėt, kad aš būtent kai šį pratimą darau, aš nesilaikau šitų rankinų, čia dėl to, kad man nepatogu. Ir gale pradedu svingant. Gale pasiemu, atsikeliu su visų svoriu, kūnu ir dasimetu. Tai čia aš realiai bandau atvaizduoti šį pakartojimą, kad tiesiog užsimes svorį ir jį lėtai nuleisti. Toksai kaip mano bandymas pasiekti didesnį muscle failure. Dabar yra daug žmonių, kurie sakytų, jeigu nepadarai, tiesiog nedaryk, nesilaužyk. Nes jeigu gera technika nepadarai, viskas, tu nepadarai. Nusimeti svorį, darai toliau. Bet man patinka. Man patinka, man nieko neskauda, aš geriau įsitaškau ir tiesiog taip. Vėl kojų sulenkimai atsisėdus. Šitas aparatas tikrai nėra iš geriausių. Yra geresnė jo versija, kai šitas padas yra kvadratinis ir čia dar yra rankinos. Todėl, kad tu gali prisitraukti ir taip daugiau amplitudės išgauti. Šitas, jis nėra pats baisiausias, pats nepatogiausias pratimas, bet tikrai įmanoma gerai įsitaškyti. Šiaip, aš norėčiau čia tiesiog 4 kartus padaryti, tiek žinių eiti prie kito pratimo. Tai yra prie kitos raumenų grupės, kojų raumenų grupės. Bet dėl vidosiko gal padarysiu tų deadliftų, kur rodžiau pradžiai. Pasižiūrėsim, kaip jausis su labai nedideliu svoriu. O čia tai pasižiūrėsim. Aš nežinau, ar jums įdomu matyti ar žinoti, su kokio svoriu darau. Jeigu įdomu, tai kažkokį ženklą duokit, kad įdomu. O jeigu ne, tai tiesiog aš ir nesivarginsiu nieko ten editinti rašyti. Tai to apsipratinu su svoriu ir nepaleist džint pompo toliau nesimušu.
Gerai, sakiau, kad nedarau su laisvu svoriu. Tai čia yra mano pirmasis pasiaukojimas dėl kontento. Šitam pratimui sudėsim 40 kg tiesiog. Saugiai. Nu tikrai labai lengvai ta štanga jaučiasi. Kei situacija. Ištempimo dalyje labai gerai jaučias, bet praradęs esu skilą viršui sutraukt. Nemeluosiu, truputį kažkas kuteno nugarai. Ir nežinau, dar nežiūrėjau vaizdo įrašo, ar nugara mano susilenkė kažkiek, kai dariau. Rodo, kad ne. Ir viskas, daugiau nieko nedarysiu kojų galui. O kitom dienom pasižiūrėsiu, ar kažkokių tai šalutinių poveikių atsirado su šito pakeitimu. Kadangi visiškai nedariau iki negalėjimo, tai nėra ko laukti ir darau vėl. Judam prie blauzdų blauzdelių. Trumpai, kodėl blauzdas darau Dėl to, kad aš po keturgalvio, jūs pamatysit mane, aš nieko nebenoriu daryti. Aš ramiai pasidarau blauzdas, vėlgi nepavargstu ir labai gerai padarau blauzdas. Visą laiką darau, jeigu yra galimybė, tik atsistojus, tik smite, toj pasidarom setupą, pradedam pirmą setą. Jeigu šitą naudojat, ne, jokia. Trumpai aptarim techniką. Akcentas yra, kad aš ištempiu blauzdą apačioj. Truputį užlaikau, kartais neužlaikau, bet svarbu ištempiu, o viršui niekados neužlenkinėjau. Beje, čia darau 6 setus, 3 darau lygiai arba truputį kulnus į išorę ir kitus 3 darau kulnus į vidų. Tai dabar jau pradėjau daryti kulnus pasukęs į vidų, bandau išlaikyti tokį patį svorį ir bandau išlaikyti tiek pat pakartojimų. Nu bent jau 8-9, nežinau, tikrai nesiskaičiuoju, kiek čia gaunasi, tiesiog žinau, kad daugiau 6 ir man gerai. Ir tiesiog bandau įsitaškyti maks, kiek galima. Dar vienas dalykas, ilsiuosi nedaugiau nei 1 minutę darant šitos pratimus, nes tiesiog aš kvapą neprarandu, raumo tikrai greit atsistato, tai tikrai galima minutę pusantros pailsėti, jeigu jūsų tikslas auginti raumenį, pats tas. Kitai pradėsim pirmą quadus daryti nuo leg preso. Kodėl darau leg presą? Man tai buvo visą laiką top 1 bazinis pratimas kojom. Aš galiu pasistatyti kojas plačiau, aukščiau, siauriau, žemiau. Kaip man patogu, kaip man neskauda ir kaip aš jaučiuosi stipriausiai. Mano siekis čia yra padaryti bent 8 ir daugiau, nes bet koks setas su tokiu svoriu, su kuriuo nepadarysiu 8, man sukelia labai didelę riziką atsinaujinti kelio traumą. Man čia technika turi būti kaip įmanoma tobuliausia, nes tik taip aš galiu išvengti pasikartojančius traumų. Pirmas setas, pirmas tikras setas realiai šią treniruotę, tai bandom išsitaškyti. This is madness. This is...
Kojas laikau truputį pirštus pasukus į išorę ir į aukštesnę ir kiek platesnę pusę. Manau, pečių plotį, bet kiek aukščiau. Šiaip prieš leg presą arba prieš kitą bazinį sunkų pratimą aš visą laiką mėgstu padaryti kojų tiesimus. Gerus kokius 3 darbinius setus. Vien tik dėl apšilimo ir dėl raumens aktyvacijų. Nes aš taip šiaip ilgai sportavau ir visą laiką man taip, būtent taip sportuojant, pavyko išvengti tos atsinaujinančios traumos. Bet praeitą treniruotę, kai dariau kojas, aš pirmą kartą būtent taip nesportavau. Ir blembai, iškart kažkas keliai pasijauti. Bet dabar šiandien labai jau gerai apšilau prieš darant čia darbinį setą. This is madness. This is Užbaigsim su pritūpimais smite. Smitas dėl to, kad nereikėtų galvoti apie balansą, kad tiesiog galėčiau susifokusuoti ties keturgalviu. Kulno pakelimas, kad kompensuot lankstumo neturėjimą ir kad dar geriau apkraut keturgalvį. Kodėl tu išvengi? Ką? Ką, draugai, kojos finito, buvo tikrai smagu. Čia palikit feedback, jeigu žiūrit vidosikus, tikrai skaitau komentarus. Po antro vidosiko komentarų dar nematau, nes neįkėlęs, bet po pirmo jau matau. Tikrai pora žmonių kažką parašė, labai smagu, visada atrašysiu, jeigu rašysit į komentarus, jeigu PM, nesvarbu. Tai va, tiek žinių, išsitaškime, išsitaškykite ir jūs, nueikite tą salę, iki kitą kartą, iki krūtinės ir nugaros chebra.